Labą dieną. Šiandien noriu Jums parodyti praktiškai, kaip atrodo mano pristatoma priemonė nusiraminimo būdų ratas. Štai tokio dydžio yra ratas ir praktiškai kaip jį naudoti. Tai tiesiog vaikas suka ratą ir ties kurio būdu rodiklė sustoja, tą būdą vaikas ir atlieka. Atlieka arba su mumis, arba jeigu tai yra grupėje, atlieka su visa grupė. Toliau prie kai kurių būdų matote, kad yra kortelės, ikonėlė. Tai reiškia, kad prie nusiraminimo būdų rinkinio priklauso ir kortelės, jų iš viso yra 16. Ir pagal būdą, pavyzdžiui, kvėpavimo būdas iškrenta mums nusiraminimo rate, mes pasiimame kortelę ir kartu su vaiku atliekame būtent šį pratimą. Tai jeigu turėsit klausimų, mielai klauskit, tai yra mano pati naujausia priemonė.